Sveikinimai su pergalė, pirmi 2 kėliniai buvo tokie maždaug apylygiai, bet kažką rūbiniai pasakė tokio, kad trečiam kėlinį visai su kitu fiziškumu išėjo. Tai visų pirma, ačiū už sveikinimus, aišku. Svarbu buvo laimėti šiandieną, o kad ir kiek bandžiau nuteikti prieš rungtynės merginas kovai, tai reiškia, nelabai pavyko man. Per ilgąją pertrauką gal, sakykime, jos ir pačios kažkiek pajuto, kad vis dėlto šiandieną nieko lengvai negausim. Ir, aišku, per tą ilgą pertrauką aš irgi kvestionavau į mūsų norą. Ir tiek. Nieko kažkokio stebuklingo. Urtė Grigaliūnaitė dabar paskutinės 3 rungtynės žaidžia pakankamai tikrai solidų žaidimą, fantastinė atkarpa, ar dar yra augti vietos, ar čia jau lubos tas jos toks pasirodymas 3 rungtynių iš eilės? Tai jinai tikrai labai gerai žaidžia dabar, bet tos vietos faktas, kad visą laiką yra kur augti, nes, kaip matot, ir puolime tokių sprendimų, kartais net nesprendimų, bet tokių techninių niuansų, kurių dar mes neišpildom taip, kaip norėtumėm, ties kuriais dirbam, dar vis dėlto mums pasitaiko, tai kažkoks dar reiškia yra tas rezervas, bet taip, jinai žaidžia tikrai labai gerą krepšinį, jinai yra kovinga, dar truputėlį su emocijom reikia pasitvarkyti, kai varžovės ją bando išmušti iš vėžių. Ir tiek, tai šitos dalykus dar pataisus, jinai gali dar pakilti aukštesnį lygį. Sveikinimai su pergalė. Kas lėmė šiandien pergalę? Šiaip aš nežinau, ką pasakyti, nebuvo geras žaidimas. Ta prasme, puolimas jisai, toks, koks yra, okei. Bet gynyba, mes negalim tiek prasileisti taškų ir visur tai yra mūsų kiekvienos atsakomybė. Ir atrodo, kaip ir įdedi tų pastangų, bet galiausiai vis tiek pramuša. Ir toks velnas, ta prasme, ties to mes tikrai turim padirbti. Ko jūs juokitės? Tai va, šiaip, aš džiaugiuosi, kad mes laimėjom, bet sakau, 1-ant-1 tą gynybą, pagalba ateina per vėlai, jeigu jie ateina. Ir čia negerai, taip neturi būti, turim dirbti. Pirmose 2 kėliniuose su ta gynyba galbūt ir buvo šiek tiek tų problemų, bet kaip manai, trečiam kėlinį pradžioje, kai pradėjo, taip ir turėtumėt visą laiką gintis? Mes keitaliojom tas gynybas, buvo ir aikštės ir kitų dalykų. Mano nuomonė veikia vienokia gynyba. Mes darėm jų daugiau, bet gale irgi veikia tą gynybą, tai čia jau trenerio sprendimai, kaip mes ginamės, bet aš manau, kiekvieną gynybą mes, tos gynybos nėra blogos, bet mes jų neišpildom. Ir kiek mes pastangų įdėsim, tą ir turėsim, nesijuokit. So, coach, let's say one quarter decided who won today. The energy was going down. Okay, of course they were in the second half. They were showing their physique much more, and we are a young team. We don't have this experience to take when the people is attacking like this. In the end, they were not working bad. We are not mad. Today we are happy because we were competing really bad in the last games. So the face that we were showing today is not bad if we compare with the last games. But it's true that when they were showing all the physicality that they have in the team, for us was really tough, especially in the third quarter. Today your flight was delayed, so that was a long trip today to Šiauliai. Is this affected this game? No. We were waiting 2 hours in Tallinn, and it wasn't affecting for sure. I think that even was a surprise how they started the game. So, the trip was really nice if we compare with the rest of the trips. So, your thoughts about this game? Well, it was my first team with this team as well, so I thought we were coming out pretty good. I think, as I heard last game against Šiauliai, they lost by a lot more, especially in the first half. So I think Šiauliai wasn't expecting this sort of hustle, especially in the first half. So there was a pretty close game in the first half, but third quarter start was not good. What happened after the first half? Yeah, I think they came out a bit more aggressive, especially with the switching defense, and we just couldn't get good shots and good solutions. So they had quite few fast break options in a row. So I think they got the good gap there, and then they managed to hold the gap to the end.